Labas vakarėlis. Tokia tema apie džiaugsmą ir apie tai, kaip jis užpildo mus dalintis gerais dalykais su kitais arba dėti pastangas vardan kitų. Aš pastebėjau, kad kai persidirbu arba neleidžiu savo pakankamai pailsėti, pasimėgauti kažkokiais malonumais, bet visų pirma, neleidžiu savo iš tikrųjų, bet ir antra, neleidžiu savo galvoje į priekį galvodamas apie savo laiką ten, rytoj, kitą savaitę, šią savaitę, taip toliau ten. Ir aš taip, čia daug dirbsiu ir tada žiūriu iškart, aš nebenoriu nieko daryti, kas man reikalauja kažkokią pastangą įdėti, ne? Kažkam paskambinti, kažko susitikti. Jeigu tai kaip ir nėra kažkoks tarsi malonumas, aš tarsi nebeturiu tam potencialo padaryti. Ir tada noris kažkaip vienam būti, niekur neiti, nieko nedaryti. Toks pasidaro dalykas. Tai taip atsitinka tada, kai per daug apsiribuojam malonumo, džiaugsmo ir kitų dalykų, jie tarsi nebeužpildo ir tas užpildymas nebevirsta energija, kad galėtume su juo kažką daryti. Tai šitoj vietoj reiktų būti atsargiem, nepersistengti ir žiūrėti, kad tai nenužudytų mūsų tos vidinės ugnies, to potencialo ir tos gyvybės. Ir ypatingai tai pavojinga tada, kai pradedam kažkokią filosofiją gilintis, kuri realiai stovi ant to, kad ji apribos tai, kas mums iš tikrųjų yra svarbu. Ir mes to galim net nepastebėti taip paprastai. Tie procesai energijos atėmimo procesai gali vykti pasąmoningai. Pavyzdžiui, žmogus jisai žino, kad aš jau dabar pradėsiu, užsiminėti kažkokiu dalyku, sportą labai sudėtingai, arba jogą, ar dar kažką, bet aš negalėsiu to ir to. Ir tada mes nepastebim, kai iš vidaus atimama motyvacija daryti tai, ką mes šiaip visada gal netgi darėm, tas entuziazmas, ir tarsi noras to nebedaryti. Nes tam tarsi nebėra tos energijos nebėra dėl to, kad mes savo džiaugsmą užblokavom. Ir tai yra ypatingai svarbu, kai įstojam gal netgi kažkokią, klubą, arba ten kažkur dar, kur tikrai yra kažkas apribojama, ir tada reiktų stebėti, koks aš buvau prieš tai, kiek aš turėjau energijos tam, koks aš esu dabar. Gali būti, kad aš dabar nebeturiu tos energijos. Ir tada reiškia, aš tiesiog daug ką užblokavau. Ir tada klausimas toks, jeigu aš daug ką užblokavau ir nebedarau daug dalykų, tai ar tai yra tikrai geriau? Kam nuo to yra geriau? Tai tiek.